Ieškai motivatoriaus, mentoriaus, turi daug klausimų ir nežinai, ką pasirinkti? Tuomet ši pokalbių laida kaip tik skirta tau. Labas, sakau tau ir ačiū, kad pasirinkai mano pokalbių laidą, kaip galiu padėti savo. Šiandienos mano svečias bus išskirtinai įdomus ir prisipažinsiu, jog aš asmeninės patirties su šios srities specialistu tikrai neturėjau. Todėl manau, kad bus pokalbis labai įdomus ne tik tau, bet ir man. Tad su malonumu pristatau Laima Kulijev, veido analizės specialistė. Labas, Laima. Sveiki, malonu, kad pakvietėt. Ačiū, kad atvykai, kad pasidalinsi savo darbo specifiką, kad žmonės galėtų klausyti ir suprasti, kas ta veido analizė, nes iš tikrųjų man truputėlį pasakysiu, kad kaip ir mistiškai skamba, žinai, nes atrodo, kai pasižiūri per kažkokias tai laidas, kai veido analizės specialistai kalba apie, daleiskim, politikus, žvaigždės kažkokias ir kaip jie apkalba, kaip viską išdėsto, papasakoja, atrodo, wow. Tai jeigu aš nueisiu, tai aš būsiu kaip atvira knyga tam žmogui, tam specialistui, jis apie mane tiek daug viską sužinos ir galbūt ne tai, ko aš nenorėčiau, kad sužinotų. Tai kaip iš tikrųjų yra? Žinokit, būtent tos mistikos yra visų mažiausiai. Veidotyra, kas man pačiai labai patinka, aš irgi, bet čia jau ne aš viena, jeigu kalbintumėt kitus veidotyrininkus ir pati, kiek esu domėjusis, tą patį sako, mes tie žmonės, kurie atsiduriam toj netradiciniai srity, ar ne, man tai veidotyra yra netradicinė psichologija. Parapsichologija, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Jie dažniausiai save prasibando per kitus irgi žmogaus skaitimo būdus, tokius kaip numerologija, astrologija, ar ne, tos pats taro. Tai eina tie vadinamoji ta parapsichologija. Arba kitaip vadinami, jeigu prasigūglintume, tai būtų pseudomokslas. Taip, tai aš to žodžio nebijau, tai yra, nes tai tikruoju mokslu kaip ir nėra pagrįsta, ar ne? Bet tai yra iš kitos pusės mokslas ir būtent tos mistikos ten yra labai labai mažai. Vieni žmonės ateina, jie tarsi norėtų išsiburti, jie ir nori tos mistikos, jie tarkim atsineša kažkokį klausimą ir galvoja, aš pasižiūrėsiu, jūs ateinate pas mane, ar ne? Į konsultaciją, jūs ten turit prisigalvojęs kažkokių klausimų, tarkim, jūs tarkim gyvenate Amerikoje, ar ne? Ir jūs, tarkim, galvojate apie grįžimą į Lietuvą, ar ne? Jums, taip nes visą laiką mūsų imigrantams traukia ta Lietuva, norim, mes nenorim, ar ne? Ir jūs ateinat su ta vidinė intencija, aš galvoju, dabar norėčiau grįžti į Lietuvą ir ar šito veidotyrininkė pamatys mano tą ir kaip jinai tą išskaitys. Tai būtent šito, kaip pasakyti, išsibūrimo aš neturiu nieko prieš, bet tai yra ne ta metodika. Veidotyra yra labai labai tikslus mokslas, yra mūsų veido bruožai, kiekvienas kakta, nosies teritorija, čia vadinama instinktų zona, čia žandai, čia akis, kiekviena padėtis, kiekvienas tas linkis, kaklas, kaklo ilgumas, trumpumas, storumas, platumas, veido platumas, veido formos turi tam tikras savo reikšmes. Ir viskas veidotyroje yra tų veido bruožų reikšmių įvardyjimas. Netgi jeigu žmogus nesutinka, aš vis tiek sakysiu, tai yra tai, nes aš tai matau jūsų veide. Toliau eina jau kiek tu turi pašalinių žinių, kiek tu taikai, tavo patirtis, tavo galų gale intuicija, tavo pajautimas, ar ne? Taip kaip aš matysiu jūsų veidą, vieni yra veidotyrininkai labai tokie techniniai, kiti įneša tos magijos, jie bando kažkaip nuspėti. Tarkim, aš iš jūsų veido bruožų potencialiai galėčiau bandyti spėti, kaip jūs elgtumėtės tam tikroje situacijoje. Nes tam tikri veido bruožai parodo, kaip žmogus yra pajėgus arba nepajėgus priimti sprendimą. Ar tai yra žmogus labai ryžtingas, ar tai yra žmogus prisitaikantis prie aplinkos. Ir aš, tarkim, matau jūsų veidą, tokius silpnesnius, tos vadinamus bruožus, ir aš sakyčiau, nežinokit, jūs neturėsite, jūs nepasiryšit, bet tai būtų tik tai mano spėjimas. Tai yra veidotyros įdomioji dalis, kai aš pažįstu tuos savo veido bruožus, žinau pliusus, minusus, nuo to momento aš pats potencialiai, kiek aš galiu, kiek aš turiu tos vidinės energijos, dirbti su savim ir pats priiminėti sprendimus.
Labai įdomu. Nebereikės prasiburti, nebereikės kažkaip būti priklausomam nuo aplinkinių. Man vaiduotyrė yra ta vidinė ašis, kai žinau, kas aš esu, ko aš noriu, mano vertybinė sistema, mano tie vadinami stiprieji bruožai, lygiai taip pat silpnosios pusės. Aš dar netgi dažniau analizuodama žmonės akcentuoju tas silpnasias pusės, o ne stipriasis. Nes stipriasis mes galim tų komplimentų prižerti, priberti, o visa problema yra tuose šešėlinėse pusėse, ten, kur yra silpna. Tai va. Taip. Aš jūs tikrai pastebėjau per Instagram platformą ir buvo labai įdomu ir pagirtina, sakyčiau, ir įdomu stebėti, kai dalinatės kažkokią tai informaciją. Kaip pavyzdžiui, ką reiškia ten nosies forma, kaklas, ten dar skirtingi tie tokie bruožai. Ir kai kuriuos bruožus aš irgi žiūrėjau ir bandžiau atitaikyti ir kaip įdomu yra, bet buvo tokių momentų, kuomet aš pagalvodavau, kad pas mane gal nėra ryškių bruožų iš viso. Ir susidarė klausimas toksai, ar yra tokių žmonių, kurie neturėtų kažkokių išskirtinių bruožų ir kad būtų sunku apipasakoti apie jį. Taip, dėja, bet taip. Dėja, bet taip. Tai gal aš būčiau mažiau tokia, jūs labai, taip, kaip pasakyti, beviltiškai. Nėra beviltiškų žmonių, yra tokie bruožai, tie vadinami stiprieji, ar ne, bet kaip aš sakiau, ir silpnieji. Yra tokie bruožai 50/50, bet nei jisai toks, nei toks. Ir iš tikrųjų ir tokių žmonių yra pagrindiniai mano klientai. Galėčiau, viskas eina tas pats ir būtent tokie žmonės, jie ir jaučia tą savo ribotumą, nes iš tikrųjų ne visiems žmonėms reikia tų veidotyrų, visi yra tokių tikrai žmonių, kurie puikiai tvarkosi ir susitvarko su savo gyvenimu, jie žino, ko nori, gal būna patenkinti smalsumą. O ta didžioji dalis, kurie pas mus ateina, jie ir yra žmonės, kurie nesusitvarko, nes, tikrai dėja, bet taip yra duoti iš gamtos tie silpnesni bruožai. Yra tokios kaip, tarkim, diplomato savybės, ar ne? Diplomato savybė žmogui parodo tą gebėjimą adaptuotis, prisitaikomumą. Apskritai, pavyzdžiui, ką vadinasi tas silpnas veidas? Man sako, tu sakai silpnas, aš galiu dabar pavyzdžiais, ar ne? Tarkim, mano pačios veidas, jeigu žiūrėtumėt, jis yra silpnas. Jis yra labai silpnas. Jisai yra, dabar aš čia kažkaip iš arti, bet jeigu žiūrėtumėt visą kūno konstituciją, mano veidas yra siauras ir čia labai siaurėja į apačią. Pas mane yra labai labai plonas kaklas, indikuoja padidintas baimės. Jeigu žiūrėtumėt taip iš šono, čia yra nugvelbtumas, kuris dar 2 kartus indikuoja baimės. Šitas veido siaurumas, tas ovalo labai nusiaurėjimas į apačią, parodo, kad žmogus yra labai labai jautrus. Aš turiu nosies išlenkimą, kuris parodo, kad žmogus yra perdėtai humaniškas. Įsivaizduojat tokią žmogaus išgyvenimo strategiją? Ką jam veikti gyvenime su tokiais bruožais? Jis yra geras, humaniškas žmogus, jie tokie, kaip aš, labai tokie atjaučiantis, jautrus, išklausantis, bet būtent tokiems žmonėms susirasti tą vietą po saule yra labai sunku. Ypatingai tas gebėjimas adaptuotis, jį kur padėsi, ten tinka. Ir tų žmonių gebėjimas adaptuotis dėl tų silpnųjų savybių, dėl to minėto baikštumo, jos padaro tokius iš vienos pusės paslankius. Darbdaviui labai faina yra turėti tokį darbuotoją, nes jį kur paspirsi, ten, atsiprašau už tokį išsireiškimą, bet jį kur pastatysi, ten jisai tiks nuo šlavėjo iki pavaduotojo ir jam gali nekelt atlyginimą, jisai dėl silpnųjų savybių nesugebės, tarkim, ginti tas pats ribų brėžimas, apie ką mes šiandien labai daug šnekam, ar ne, mokėjimas sakyti ne. Jisai bus toks patogus žmogus ir jam tiesiog yra tikrai daug sunkiau kovoti ir rasti savo vietą gyvenime. Ir jie ką daro, jie eina ieškoti savęs, o kas man yra duota, kur aš galiu būti geriausias. Ir tada ieškom to išskirtinumo arba galų gale, kaip tas silpnasias savybės paversti savo privalumu. Tai irgi yra labai dažnai, kaip aš sakau, didesnis pliusas. Kodėl ir sakiau, suvokti savo minusus yra daug stipriau nei žinoti savo stipriasias savybės.
Pritariu, tikrai pritariu ir kai stebiu lyderius ir ne vienas yra pasakęs, kad pasiekė aukštumų dėl savo trūkumų, kuriuos įvardino kaip trūkumus, bet eidamas iš komforto zonos ir norėdamas pasiekti geresnių rezultatų, jis pabandė paversti privalumu ir ganėtinai sėkmingai. Bet tam reikia iš tikrųjų labai daug drąsos, tai turbūt išraiškingų bruožų. Ne, tam reikia va tos vidinės ašies. To reikia to vidinio žinojimo, kas aš esu, ko aš noriu, ko aš bijau, kur yra mano stipriosios savybės, kur yra mano silpnosios. Maksimum atsiriboti nuo to, ką apie mane pasakys, netgi ne tai, ką apie mane pasakys, o vat kad tikrai jausti, kas aš esu, kai nebereikia to pasitvirtinimo iš išorės, ar ne? Bet ne dėl to, kaip aš sakau, tas toksai pasitikėjimas savim, kad einu aš gatve ir čia visi mane žiūri ir kaip aš savim pasitikiu. Bet tas, kai tu eini susivėlus, kai tu ne visą laiką gražia ir tu viduj iš tikrųjų žinai, kas tu esi ir tau yra nesvarbu, kas ką pasakys. Ir va tas vidinis žinojimas visų pirma leidžia atsiriboti nuo aplinkos ir tada jau eini daryti tai, ką tu nori daryti. Labai geras tas jausmas, kurį tu pasakoji dabar. Aš to linkiu kiekvienam žmogui ir pati iš tikrųjų iki galo 100% tikrai aš jo nejaučiu, bet labai norėčiau, nes tai yra beprotiškai geras jausmas, nesako, negalima sakyti beprotiškai, tai yra labai geras jausmas, kuris leidžia pasijusti ant tiek pilnavertiškų ir taip lengvai einasi gyvenimas, nes tu negalvoji, ką kiti pagalvos. Ir jeigu aš šiandien susivėlusi, nes aš taip noriu atrodyti, man šiandien gerai taip. Iš tikrųjų. O aš dar girdėjau tokį dalyką, kad pasidarius plastinę chirurgiją, daleiskim, pasikeitus veido bruožams, kad keičiasi ir žmogaus asmenybė. Ar iš tikrųjų? Ne. 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 Gali pridėti pasitikėjimo savim, jeigu tai buvo didžiulis kompleksas. Tai yra prigimtiniai bruožai, nepakeičia charakterio, nebent žmogus pats logiškai, bet ir to jam reikia žinoti, būtent kokią charakteristiką tas bruožas turi. Jisai gali, jeigu jam tas bruožas patinka, jisai gali logiškai jo siekti, ar ne? Bet vien taip nežinant, nieko nekeičia. Gali pridėti visų pašalinti tam tikrą kompleksą. O atėjęs žmogus, kuris, daleiskim, tarkim, pasidarė plastinę operaciją veido, ar ne, ir jis nori pasidaryti veido analizę. Ar tai nėra trūkdis sklandžiai ir taip 100% tikrovišką tokią analizę pat sudaryti? Labai. Nes tai keičia bruožą. Ir žiūrint, kiek yra veidas perdarytas, jeigu ir tai yra labai, kartais klausiu, kartais neklausiu, kartais manus jau žino, nes iš Instagramo pagrindinės yra, tai jos jau, aš apie tai dažnai kalbu, tai jos jau žino. Bet taip, tai klausiu, jeigu matau, kad yra tobulinta, nes tai keičia jo, taip keičia. Reikšmė, net tarkim, ta pati minėta nosis, ar ne? Tarkim, aš sugalvoju, gražu yra tiesi, lygi, maža nosytė, ar ne? Tarkim, va tos būtent tos nosis, visokios tokios yra pagrindinis žmogaus identitetas. Jos parodo tą mūsų išskirtinumą. Mūsų nosis yra mūsų aš, tas jau minėtas identitetas. Jeigu ją nupjauna, susimažina, padaro tokią mažą neryškę, prideda tokio paprasto, būtent to minėto lankstumo, paprastumo, tokio visiškai skirtinga reikšmė. Arba tą pačią kuprelę, jeigu nupjauna ar ne, padaro tiesę. Nosis kalnas, vadinam, arba nosis su kuprele, arba vanago nosis, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. O kokia yra reikšmė, tai yra labai drąsių, ryžtingų žmonių bruožas, tai yra žmonės lyderiai, žmonės su tuo minėto aukšto identitetu. Tai yra tokie kovotojai, kario, dar kitur vadinamas kario parametras. Tai jeigu aš to nematau, aš to ir nepasakysiu. Aš tada sakysiu tiesiai nosis, tai kas priklauso tiesiai nosiai. Ir bus jam tam žmogui analizė netiksli. Jeigu jam patinka tas bruožas, jam surezonuos. Nes tiesi yra tokio priduoda valdingumo. Visi nori būti valdingi, nes tai jau pakelia tą tokią prideda, ar ne, tos pridedamosios vertės, tai tam žmogui gali, kaip jam surezonuos, gal jam patiks, sakys, jo čia apie mane, bet tai nebus jo tikroji, ta reikšmė, kaip jis iš tikrųjų, kad jo tą identitetą atskleisti, ar ne?
O sakykit, veido bruožai keičiasi, ar ne? Daleiskim, žmogus gimsta, jis auga ir keičiasi, iš esmės kažkiek tais veido bruožai, ar ne? Tai ar yra amžiaus cenzas, nuo kada galėtume sakyti, dabar jau galima, arba iki to amžiaus dar nėra susiformavęs, dar negalima, dar bus netikslu ir visa kita. Ar yra kažkoks amžiaus cenzas, nuo kada galima ir ne? Aš vaikų iš viso neanalizuoju. Aš asmeniškai imčiau maždaug nuo 16 metų, nuo 15 priklauso, kaip vaikas yra suaugęs, subrendęs, jau būtų galima kažką tai analizuoti, esminius, jau tą esminį jau būtų galima pasakyti. Jau labai gal radikaliai jau tas veidas nebepasikeistų. Bet tarkim, mažiukų vaikų 5-6 metai, jų visų yra panašus veidai, o tos riestos nosytės, jų būna didelės kaktos. Nu tikrai tie putlučiai, žandučiai, jie visi labai vienodi, ta analizė būtų tokia pati visų. Ir tie bruožai tikrai, kaip sakot, vėliau radikaliai gali keistis, tai būtų apie nieką. O kokio amžiaus viduriukas, koks yra, kur kreipiasi? Tai turbūt aš taip įsivaizduoju dažniausiai mamos dėl savo vaikų, kai reikia pasirinkti kažkokį tai universitetą, koledžą, kai baigia vidurinės mokyklas, ar net turbūt tada dažniausiai ir kreipiasi. Žinokit, dėl vaikų man sunku pasakyti, nes aš su vaikais nedirbu, tai mane dėl vaikų nesikreipia, arba aš iškart pasakau ne. Esu analizavus vienai moteriai, jinai darėsi pas mane savo analizę asmeninę ir jos buvo paaugliai. Vienas, neatsimenu, kažkur tai tas 13-15, bet aš jai pasakiau, aš su vaikais nedirbu, bet jinai jau žinojo, kaip aš dirbu. Mes jau turėjom kontaktą ir jinai norėjo tam tikrų dalykų, tai pasiprašė, taip aš jai padariau tą analizę vaikų. O taip, tai sakyčiau 16, 15 ir jau toliau jau kažką galima išvelgti. Tai 16 metų, na tokia 16-22 metai kreipiasi patys, ar tik tėvai dažniausiai, kad nuotraukas kažkokias parodo, ar kaip vyksta? Patys nesikreipia tėvai, o patys jaunimui iš tikrųjų labai geras klausimas, nes nuo jaunimo reikėtų pradėti. Vat būtent jiems ir būtų naudingiausia ta analizė. Kreipiasi keletų studenčių, bet pagrindinė bazė, jeigu norite konkrečiai žmonių, kurie dažniausiai ateina amžiaus, kokio amžiaus labiausiai domisi, ar ne? Tokį klausimą reikėtų atsakyti. Nuo 35 iki 50. Ar dar yra laiko kažką padaryti, pakeisti? Yra. Tai yra, žinot, tas amžiaus emocinis intelektas nuo šito vidurys, veidotyroje netgi turi specifinę reikšmę. Nuo 30 metų iki čia 50 yra viduramžius, ar ne, kaip čia pasakyti, amžiaus vidurys. Taip, teisingiau išsireikšti gražiai lietuviškai. Tai yra tas laikas, kai žmogus pradeda analizuoti, kai baigėsi tas pasiekimai, kas aš būsiu, ką aš gyvenime veiksiu, už ką man čia medalį uždės. 35 ateina, ar ta profesija, ar aš viską aš čia gyvenime veikiu, kokia yra mano paskirtis. Žmogus prasideda tas kėlimas, emocinis intelektas, čia žymi, pradeda eiti visi su emocijom susiję klausimai, jis pradeda analizuoti save, kodėl aš taip jaučiuosi, kame čia reikalas, pradeda ieškoti gyvenimo prasmės ir tai yra natūralu pagrindiniai klientai. Ar galima kažką pakeisti? Priklauso nuo to, kokiu žmogus yra prisidaręs iliuzijų, ką jisai žino, jeigu ateitų konkrečiai pas mane, ką jisai žino apie veidotyrą ir kokias yra, kaip sakau, susidaręs iliuzijas. Jeigu yra pirmas variantas išsiburti, arba bandyti nuspėti, kad vis dėlto čia įvyks kažkoks stebuklas mano gyvenime, tai yra išmesti pinigai į valą, bet jeigu yra konkretus noras save geriau pažinti ir viskas priklauso toliau nuo labai konkrečių dalykų. Kiek jisai turi fizinės, psichinės energijos, pradedant aplinkybėm konkrečiai gyvenime, tarkim, keisti specialybę. Ar aš turiu tam finansinę rezervą, ar ne, man reikės mokytis, man reikės daugiau laiko, nes galbūt man reikės dirbti savo tiesioginį darbą ir man reikės rasti laiko mokslams, ar ne, jeigu aš noriu keisti specialybę. Suprantat, nes tai nėra, va taip, jinai nenukrenta, ta specialybė, reikia tam laiko, reikia labai realių, visiškai paprastų, kasdieniškų, buitinių dalykų, pradedant, sakau, finansais, laiko rezervais, aplinka, kaip tu susiderinsi, jeigu yra vaikučiai namuose,
ar kažkas pažiūrės tu vaikus, ar tu išsireikalausi iš vyro, kad, nu, va, aš dabar noriu daugiau skirti laiko savo, aš mažiau skirsiu laiko šeimai, va, tokie paprasti, racionalūs, buitiniai dalykai. Taip, įmanoma, bet kai žmogus yra maksimum, kaip aš sakau, visi žeminės, o neskraido po debesiais. O kaip, jeigu kalbėti apie paauglius, kokiu klausimu jie gali kreiptis, ar tik tais dėl studijų, ar kokiais klausimais galėtų kreiptis ne paaugliai, atsiprašau, jaunimas iš jaunesnių, kad, na, daleiskim, jis galvoja, gal man reikėtų nueiti, pasižiūrėti, įsianalizuoti veido, analizę pasidaryti, tai koks jaunimas turėtų kreiptis? Mes savybės. Matot, kaip aš sakau, ir paskutiniu metu kuo labiau, tuo daugiau, nes nėra, kad ateina, aš pasiimu nuotrauką, pasižiūriu nuotrauką ir man jokia vizija neapsireiškia, aš negaliu pasakyti, kad jūs būsit, tarkim, verslininkė. Aš matau, kad jūs po 5 metų, tarkim, sukursite verslą, tai yra ne apie tai. Profesijos išieškojimas, remintis tą pačią veidotyros metodiką, yra kokias aš turiu asmeninės savybės ir tos asmeninės savybės tinka tam tikram darbui. Tai vat aš jam išaiškinčiau, kokios yra jo tos stiprybės, kokios yra jo silpnybės ir kokias tas savybės potencialiai galima rinkti specialybę. Tam tikras specialybės aš pati pasiūlau, bet kuo toliau, tuo labiau stengiuosi atsiriboti, nes aš nenoriu žmogaus užprogramuoti, ar ne? Jeigu aš pasakysiu, tarkim, jisai užsiprogramuos ties ta viena specialybė, bet specialybių yra labai labai daug. Žmogus gali norėti būti prezidentu, jisai gali norėti būti lakūnu, jisai gali norėti būti manekene. Suprantat? Ir aš negaliu iš žmogus įsprausti kažkokius labai labai siaurus rėmus. Tai yra tik tai tam tikra kryptis. Pavyzdžiui, yra toksai veido bruožas, toksai skeltukas. Jisai parodo, čia toks, tai būna labai aiškiai pas kitus matosi, pas vienus daugiau, pas kitus mažiau, arba tas pats vadinamas toksai žandikaulis, kuris lūžta, turėjo tokie lūžiai. Toks labai aštrus, tokie žmonės, netgi pagal horoskopus, kiek teko domėtis, atitinka veido reikšmė, atitinka pagal horoskopą. Va tie žandikauliai turi vadinamos tos ugnies energijos, ar kaip jos ten sako, ugnies energija, berods tai bijau nusišnekėti, to tokio turi labai charizmos daug, tokie žmonės geba įtakoti, jie yra tokie labai užsidegantis, jie moka, jie drąsūs, jie tokie moka pasimti dėmesį. Tokie žmonės, kiek ir pagal tai žiūri, kokią man specialybę tiktų, tarkim, marketingas, tas pats mados industrija, ten, kur reikia save parodyti, galbūt, jeigu žmogus turi gerą iškalbą, jau reikėtų žiūrėti kitus papildančius bruožus, galbūt jis yra iškalbus, jam tiktų vesti kažkokius seminarus arba tam pačiam Instagramą, kurti paskyrą ir kažką tai dėstyti ir jam tai natūraliai labai sektųsi daryti, nes jisai savo charizmą pritrauktų daug žmonių, ar ne? Tai va, jeigu yra kažkokie kiti veido bruožai, pradedant, ar tai sėdimas darbas, ar tai stovimas darbas, ar tu nori dirbti vienas, tu esi labiau individualistas, ar tu esi daugiau komandos žmogus, ar tu nori per judesį veiksmą, ar tau patinka kažkoks kruopštumas, analitiškumas, taip toliau ir panašiai. Tai va, iš tokių dėlioji, kaip puzlė, kaip mozaiko tokio, ir tada tu iš to susidėliojęs priimi kažkokį sprendimą, kur tu tas savybės pritaikysi savo darbe. O ateinant pas jūs, žmogus turi turėti kažkokį sukonkretintą klausimą ir ar jūs bendrai viską nusakot, tiesiog viską pasakot ir net nespėjus užduoti klausimą, jis atsakot visus klausimus ir kaip vyksta visas tas susitikimas, ta veido analizė, kaip visą tai atrodo? Aš veido analizės darau video formatu, tai būna ir tiesioginis, bet man tas formatas nepasitvirtina, nes moteris pasiema tušinuką, pradeda rašyti, man jom reikia diktuoti. Tai aš sakau, jūs pasimkite tą video, jums ta medžiaga liks, jūs galėsite tenai rašyti, daryti, ką jūs norite. Bet taip, ar gali užduoti klausimą, bet jeigu užduoda, jie dažniausiai yra nesusipažinę su to veidotyros metodika ir aš kaip sakau, tie klausimai būna tokie labai, į kuriuos aš negaliu atsakyti. Bet taip, gali turėti konkretų klausimą, bet visų pirma, žmogus turi norėti maksimum pažinti savo asmenybę, viskas. Ir tas savybės arba priima, arba ne, arba jisai su jom dirba, arba ne, arba jos surezonuos, arba ne. Čia ir yra tas skirtinis momentas, kaip žmogus įtaigiai priims tą informaciją. Kiek jam, kaip jūs pradžioj sakėte,
kaip mes kalbėjomės, ar ne, tas kokiam momente aš esu, ar ne? Ar tu gali tam žmogui padėti, ar jisai jau yra tame etape, kad jisai kažką keis, ar jis yra tame etape, dažniausiai ateina va to nuspėjamumo, kad, nu kaip bus, kad aš nieko nedarysiu, bet man vis tiek turi kažkaip gerai gautis. Deja, štai yra pagrindinė auditorija. Aš nenoriu nieko daryti, aš esu sau fainas, mano savybės aš žinau, jūs čia atspėjot, iš čia nepataikėt ir jisai nenori nerti tą gylį, nenori išieškoti ir tokiam žmogui yra arba labai sunku padėti, arba neįmanoma. Kartais žmogui net nereikia tos analizės, iš kiek esu panų tam pačiam Instagrame, ar ne, aš jom tiesiog kažkokią žinutę parašau, jos man rašo, Laima, aš pakeičiau darbą, Laima, aš išėjau iš darbo, Laima, aš skiriuosi su savo vyru. Ir sakau, žmogui net nereikėjo tos analizės, jam nereikėjo tų 10 lapų, jisai buvo tame etape, kad jam užteko tokio paprasto, ar ne, jisai kažką padarė savo gyvenime sprendimą, pokytį. O ar yra tokių išskirtinių istorijų, kuri būtų, daleiskim, labai gera, kur wow, sakytum, ir visa tai įvyko, ir vat, aš tai, vat, ką nusakiau, nupasakojau, ir aš tai padėjau žmogui, arba galbūt atvirkščiai kažkas buvo, gal kažkas išskirtino buvo įvykę? Žinokit, jo, tai vat buvo ta moteris, kuri pakeitė darbą, buvo mergina, kuri įkūrė verslą. Aš nežinau, kaip tas verslas seksis, bet jinai priėmė sprendimą kurti savo verslą. O tokių išskirtinių sėkmės istorijų, ar ne? Neturėjau. Labai norėčiau, bet neturėjau dar. Bet jų nėra todėl, kad žmonės nedrįsta pasidalinti, ar... Nežinau, gali būti žmonės pamiršta, gali būti žmonės nenori, kiti nenori pasidalinti. Visai būna. Aš suprantu taip, kad veido analizė reikalinga ir aš manau, aš galbūt rekomenduočiau, gal aš klystu, jeigu klystu, tai prašau Laima pataisyk, kol yra laikas. Tai kad jeigu tu jauti tokį neužtikrintumą savim, jeigu kažką nujauti, nori kažką daryti, bet abejoji, nežinai, ar tu galėtum ten nueiti, arba galbūt vis bandai kažkur įsikabinti ir tau nesiseka, vis atrodo vis ne ten, nori kažko lyg ir to, bet tau nesiseka. Tai gal tuomet reikėtų kreiptis pas jūs? Ne. Savo asmenybę. Aš jums galiu išdėstyti taip aiškiai, kad jūs net nežinosite, kur dėtis, kokios yra jūsų stiprybės, kokios yra jūsų silpnybės. Padėti susigaudyti, kas aš esu kaip žmogus. Nes kodėl žmogui nesiseka, todėl, kad jisai mėtosi, blaškosi. Jeigu jūs manęs paklaustumėt terminą konkrečiai, kas yra veidotyra, veidotyra yra prigimtinių žmogaus asmeninių savybių nusakymas, ar ne? Prigimtinių savybių. Dažniausiai žmogus gyvenimo eigoje tas savybės įgyja vienokias ar kitokias nuo gyvenimo aplinkybių, auklėjimo, pats kaip jisai nori save matyti, aplinka kiek jį įtakoja. Ir vat žmonės nori tokių savybių, visi nori verslo, visi nori dirbti savo, visi prisižiūrim Instagramą, auksinio gyvenimo mes ir susirandam tam tikrus idealus, ar ne, kuriuos mes norim atitikti. Ir žmogus yra taip toli nuo to savo prigimtinio datino, kad jisai, bet būtent tai, ko jisai įsivaizduoja, savęs jam niekas ir nesigauna. Žmogui nebereikalo jisai būna pasimetęs, nebereikalo jam nesigauna, nebereikalo jisai plaukioja kažkur tai, kur jisai plaukioja, nes tam yra priežastis. Veido analizė gali padėti atsistoti ar ne į tą tikrąjį, kaip aš sakau, nesu aš Dievas, neturiu aš burtų lazdelės, priklauso nuo to žmogus, kaip jam surezonuos, ar tai jam bus ta metodika, gal jam padės psichologas, gal jam padės psichoterapeutas, gal jam būrėja padės, nežinau, jam kažkas kitas gali padėti, ar ne, bet tu turi visų pirma susistatyti tą sąstatą savęs kaip asmenybės.
ir po to realizmas, dar kartą realizmas, konkretus gyvenimo suvokimas, kuo mažiau naivumo, tuo daugiau praktiškumo, racionalumo, mokytis, suprasti, kad nėra taip, kad visą laiką kaip aš noriu, kad bus sunku ir mylimas darbas gali atsibosti. Yra toks dalykas kaip perdegimas, ar ne, kad ir kaip patinka man tas mano darbas, bet kai aš jau dirbu, analizė, ta analizė man gali vieną dieną stovėti čia, ar ne? Sutinkat su manim? Tai va, tokie dalykai, toliau eina realus, tikras gyvenimas, ne vien tik kiek aš prisiskaičiau, o realiai kaip aš suvokiu tikrą realų gyvenimą, kas vyksta aplinkui, ar ne? Ir moku tai priimti kaip faktą, tie patys sunkumai, ar ne? O tarkim, kaip išinstaliuoti iš savęs baimę? Kaip nebijoti? Ar turit kokią nors techniką, kaip, pavyzdžiui, nebūti jautriu, ar kaip nebijoti, tarkim, pokyčių, kaip nebijoti ryžtingai priimti sprendimą? Lyg ir yra jų daug, tų visokių metodikų, bet dažniausiai tai baisu kažką daryti, nes tu to bijai. Tau sunku su tuo susitvarkyti. Taip, taip. Ir tas, ką mes tada darom, kai mes nesusitvarkom? Paliekam nuošaly. Paliekam nuošaly arba bandom nuspėti ateitį. Mums reikia žmonių, kas mus patvirtins, kad aš esu teisus, kad aš tikrai galiu daryti tą, kad aš susitvarkysiu, ar ne? Kodėl mes vaikštom pas būrėja, mūsų tarsi kaip, bet tai, ko aš šiandien negaliu padaryti, man tarsi nuspės, numatys man tą ateitį, ar ne? Išburs, kad viskas bus gerai. Todėl aš ir sakau, jūs norit išsiburti, bet ar jūs norit, tarkim, kad aš jūs išbursiu taip, kad nebus viskas gerai. Ne, galbūt yra dalis žmonių, kuriems tikrai nebus gerai, ar ne? Nes visi nori, kad būtų gerai. Ir va tas suvokimas, kaip aš sakiau, silpnųjų savybių, yra konkretus nusimatymas, ko aš negaliu, tarkim, padaryti, ko aš galbūt nenoriu daryti, ar ne? Arba leisti savo būti jautriu. Ir va tokie dalykai labai padeda ne tai, kad įsižeminti, man netgi nepatinka tas terminas įsižeminti, nes jisai toks, jeigu noriu, galiu įsižeminti, jeigu nenoriu, galiu ir neįsižeminti ir vis tiek viskas bus kaip ir tvarkoja, ar ne? Bet va tos, kai tu suvoki, kai tau priimti sprendimui reikia proto, ar ne? Aš visą laiką sakau, dirbkit su protu, maksimum, gilinkitės, kaip veikia mūsų protas, ten yra visi atsakymai. Žinios, žinojimas žmogų išlaisvina. Jeigu tu žinai, protas yra tokia savybė. Jisai arba mums duoda atsakymus, arba jisai mums sukuria baimės. Apskritai, visi mokymai yra padaryti ant žmogaus manipuliavimo jos smegenim. Ką mes turim loginį mąstymą, kitą pusę tą vadinamą emocinį intelektą, ar ne? Emocinį, ar pamiršau, aš dar skaitau, visiems netgi rekomenduočiau Danielio Kolemano knygą, tarp kitų lietuvių kilmės amerikiečių mokslininkas, protas, mąstymas greitas ir lėtas. Bijau dabar nusikalbėti, taip, yra mąstymas greitas ir lėtas. Tas greitas mąstymas yra tas emocinis, ar ne? Arba ta vadinamoji intuicija, tas pajautimas, ar ta proto dalis, kuri reikalauja lengvumo. Lengvumo, greitai, ten ant to visai ir pastatyti mokymai. Lengvai, kaip uždirbti milijoną neįdedant pastangų, kaip numesti svorio, nemetant svorio. Ir žmonės, protas visą laiką nori lengvumo. O kitas lėtas mąstymas, jis reikalauja racionalumo, jis reikalauja mokytis, jis reikalauja iššūkių, jis reikalauja disciplinos, jis reikalauja įdėti pastangas, ar ne? Ir pa žmogų visą laiką, visų pats pirminis impulsas bus veik šitas greitas mąstymas. Malonumams, lengvai, greitai, paprastai, ar ne? Ir kol žmogus to nesupranta, jo protas yra minusiniai savybei. Tarkim, tas pats veido, kur sakiau, nugvelbtumas, ir kuo yra protas labiau minusiukė, žmogus neranda atsakymų, tuo pas jį daugiau bus baimės. Kada mes bijom? Tada, kad mes nežinom, ką reikia daryti. Ką reikia daryti? Kad žinoti, reikia dirbti su savo protu. Reikia labai daug mokytis, reikia suprasti toje pačioje specialybėje, jeigu tu nori kažką gyvenime pasiekti, tau reikės labai daug dirbti. Tarp kitko, čia dieną turėjau klientę, aš sako, mokytis nebenoriu, man mokslas stovi čia, aš laiko neturiu ir finansų neturiu, o tai kaip man pagal tai, kaip? Niekaip. Aš nežinau, gal visokių stebuklų būna gyvenime, bet aš nežinau. Aš pati dabar, kad savo man irgi reikėjo susiformuoti,
aš mokiausi dieną, vakare, naktį, aš dabar uždarau kompiuterį ir aš vakare einu skaityti knygas ir klausyti kažkokio seminaro. Yra lygiai tas pats, aš labai daug dirbu ir realiai labai daug dirbu. Man patinka mano darbas, bet aš labai daug dirbu. Aš labai daug mokausi, nes nukonkuruoti mane yra labai lengva. Tai jis jaunesnis, gražesnis, mandresnis, ar ne? O kas tavo sukuria vertę? Profesionalumas. Šiandien nieks nenori būti profesionalu, visi nori kažkaip taip lengvai, fainai, greitai, neįdedant pastangų. Va taip, ar ne? Ir tokie būna, kad pasiseka, bet didžioji dalis taip ir lieka plaukioti, va tokie kaip įmesti į pirklių, ar ne? Žodžiu, kaip išgirdote, jeigu tikiuosi, kad jums tai tarsi paguoda, nežinau, galbūt ir neskambės kaip paguoda, gal nuliūdins tą žinią pasakytą Laimos, kad jeigu norit kažką pasiekti, turite dirbti labai daug, o pas Laimą visgi bandysiu sukonkretinti dabar teisingai, jeigu nebijote pažvelgti tiesai į akis, susipažinti su žmogumi, su jumis pačiu, koks jūs iš ties esate, tai kreipkitės į Laimą, ji jums padės. Jis supažindins jūs. Pasistengsiu. Tai ką, ačiū labai, Laima, iš ties pokalbis buvo labai įdomus ir matau, kad labai rimtas dalykas yra kreiptis į jūs, nes iš tikrųjų žmonės yra šiais laikais labai pasimetę, nes pasimesti padeda ta socialinė medija, kaip jau ir sakėt, kad prisižiūrėję įvairių influencerių, kurie gyvena gražius gyvenimus ir nematome jų to užnugario, kiek jie įdeda į tą darbą, kur atrodo viskas lengva, paprasta, gražu, keliauja, čia rodo gražų gyvenimą. Iš tikrųjų nėra taip lengva, reikia labai daug dirbti ir taipogi jūs, manau, supratote, kiek Laimos žinios daug kainavo ir kiek kainuoja, kiek reikia investuoti. Tai jeigu nori, kad ir išsiaiškinti dėl savęs, save pažinti, pasižiūrėti į veidrodį ir nustatyti savo analizę, tai yra labai daug reikalaujantis darbo veiksmas, darbas. Tai yra darbas. Taip, tai yra darbas. Tai ką, ačiū Laima tau, kad atėjai į mane be patirties, bet tikrai su geru tiksliu, tikiuosi, kad žmonės pasiklausys ir atsirinks, kas jiems naudinga, reikalinga, ką pasiekti, ko paklausti, pasidomėti, nes pasiūla iš tikrųjų, kaip aš sakau, yra labai didelė ir žmonės pasimeta ir tarp tos pasiūlos nebežino, kur eiti, ką griebti, pas ką pasiklausti, ką pasiekti, kas man suteiktų motyvacijos, kažkokių žinių, kažkaip padėtų atsakyti į klausimus. Tai mano didžiausias tikslas ir noras būtent šios pokalbių laidos. Ir aš visada sakau, jeigu tai bent jau vienam žmogui padėsiu iš 100, tai aš būsiu labai dėkinga visatai, Dievui ar tam, kas yra aplink mus ir kūrė visą tą gražų pasaulį. Aš lygiai tą patį sakau, jeigu bent vienam žmogui padėsiu, jau bus labai, netgi jeigu nepadėsiu, jeigu tas žmogus išgirs, aš visą laiką sakau, nes reikia laiko. Kartais žmonės tiesiog, aš labai daug gaunu to grįžtamo ryšio, po mėnesio, netgi po pusės metų, sako, Laima, aš perklausiu, aš nežinau, ką pasakyti. Ir va ta informacija, tik tai vėliau jinai ateina, vėliau tu išgirsti dar kitaip traktuoji, tai aš sakau, vien tai, kad jūs išgirdot ir jūs jau davė kažkokiai savirefleksijai, pamastymams, kad jums jau analizuojat, pradėjot save analizuoti, tai jau yra gerai. Jau tai yra gerai, tai jau yra labai daug, tai jau yra tas laiptelis, kuris jūs potencialiai nuves į tą didesnį pokytį, ar ne, tą savirealizaciją, taip toliau ir panašiai. Tai ką, dar kartą ačiū Laima tau ir ačiū visiems, kas žiūrite mano laidą, kas pasirenkate, kas pamėgstate, kas dalinatės, nes aš manau, kad tikrai galima atrasti žmogų, kuriam tai yra naudinga. Ir linkiu gražaus, kūrybinio gyvenimo, nebijoti pažvelgti į savo vidų arčiau, nes tai bus tik lengviau susikurti savo ateitį. Ir drąsiau žengti tuos pirmuosius žingsnius, kad, jeigu ir suklysit, tai yra pamoka, o mes iš pamokų mokomės. Tai ką? Taip, būtent taip. Iki malonaus. Iki.